Sveiki sugrįžę į mūsų laidą Varpo TV. Šiandien gimnazijoje svečiuojasi projekto Kam to reikia praktikas Dovydas Tarvydas. Tai ir pakalbinkime jį. Tai tada pristatykite visų pirma. Mano vardas yra Dovydas ir aš atėjau iš Barclays kompanijos. Aš tenais dirbu žmogum, kuris diegia programas ir labai daug kompiuterių iš karto. Tai yra software deployments. Ir taip pat esu čia su Kam to reikia projektu ir norėčiau būsimiems informacinių technologijų studentams ir galbūt darbuotojams šiek tiek papasakoti apie gyvenimą informacinės technologijos. Kaip jaučiatės ir gerai esate nusiteikęs prieš pamoką? Įdomus dalykas buvo tai, kad reikia grįžti atgal į mokyklą ir galvoju, stovėsiu prie lentos kaip kokį kontrolinį, žinai, mokytoją, žiūri mane ir bando kažką iš manęs ištraukti ir šešias tarsi darbų nepadaręs. Bet čia smagu. Man patinka galbūt kažką papasakoti jauniems žmonėms, ypač kurie nori kažką pasirinkti, galvoja būtent apie technologijas, arba šiaip galima pasidalinti patirtim. Kaip sugalvojate dalyvauti programoje Kam to reikia? Kas jūs pastumėjo? Mūsų darbas organizuoja tokią dieną, tai yra Make a Difference Day. Jie tiesiog siūlo įvairiausias savanoriškas veiklas. Šiais metais tai buvo grįžti atgal į mokyklas ir tiesiog papasakoti apie informacinės technologijas žmonėms, kurie jomis domisi ir galbūt norėtų studijuoti tą dalyką. Ar besimokydamas mokykloje siejate savo ateitį su informacinėmis technologijomis? Aš pats tiek prisimenu, nors man matematika labai prastai sekėsi, bet aš tiek jos vėl prisimenu, visada galvoju, kad būsiu kažkur prie technologijų. Tai tiesiog tas pasirinkimas susidarė automatiškai, aš tikriausiai net nesirinkau. Tai dėkoju už atsakymus tada. Per pamoką interaktyvia forma moksleiviai buvo supažindinti su informacinių technologijų pasauliu bei jame verdančiu gyvenimu. Kokiomis veiklomis užsiima informacinių technologijų specialistai, kokios technologijos ateityje bus paklausios, kokių žinių reikia bei kaip pradėti planuoti karjerą. Svečias paminėjo, kad įmonė, kurioje dirba, skatina savanorystę. Su kolegomis dažnai lankosi gyvūnų prieglaudose, kur tenka dirbti įvairius remonto darbus. Šį kartą vesti paskaitos, pasidalinti savo žiniomis atvyko iš Vilniaus į Klaipėdą. Jam ši diena užsiskaito kaip darbo diena, be to darbdavys apmoka ir kelionę.